Žiūrėkit, čia žmogus su aukštu išsilavinimu. Klausykit, aš šitą sakinį puikiai žinau. Tai gerai, jūs įpratę taip dirbti. O čia yra bėda, kad jūs įpratę, o mes keičiame jūsų įpročius neteisingus, kurie yra pakeisti 22 metų. Ir trikdote komisijų darbus. Kokiu būdu yra trikdoma? Tokiu, kad jūs keliate pretenzijas lygioj vietoje. Žiūrėkit, stebėtojų rinkimų teisės turi teisę susipažinti su visais rinkimų dokumentais. Ar jūs skaitėte šitą dokumentą? O jūs teksto suvokimo visus mokote, ar tik mane norite? Tai paaiškinkit, kaip jūs suvokėt. Tai kažką o aš esu profesorius irgi mokslo. Tai labai gerai. Ir tai kažkaip prideda, jokia partija, mano nėra. Aš irgi jokios partijos. Na, panašu, kad gali būti trikdymo partija, ne? Tai jūs... Na, pažiūrėjau, ko jūs siekiate dabar? Ką jūs norite išaiškinti? Aš noriu išaiškinti, kad jūs neteisingai. Jūs turite savo Tai va, suvokit, kaip jūs bet turite pareigas. Ar jūs teisininkas? Klausykit. Ne, aš noriu išgirsti atsakyti, ar jūs teisininkas? Aš nelaikau pas jūs egzaminą, Nendrė. Ne ant tokio pataikiau. Tai aš galiu paguglinti, jūs taip pasakyti. Galite. Nu, tai pasakyti. Googlinkitės, užsiminėkite tai, ko jūs labiausiai mėgstate. Nu, ar tai blogai yra paguglinti? Žiūrėkite. Bet jūs galite pasakyti, ne žmonės. Jums yra vienas mažas įspėjimas. Tiesiog atlikit savo funkciją. Jūs neturite teisės... Susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais. Taip, bet neteikti reikalavimų, netrikdyti darbo, nekontroliuoti. Neturi teisės daryti įtakos. Jeigu rinkimų kodeksas reikalavimai yra. Jūs neturite teisės kontroliuoti. Ne. Rinkimų teisės... Nurodinėti, kaip dirbti. Gerai. Žiūrėkit. Jūs galite tik stebėti ir galite rašyti skundus. Žinot, kaip suprantat? Jeigu norite, jūs vieną parašėt skundą, rašykit toliau. Nu, tai aš rašau visom partijom. Apie pažeidimus. Pirmiausia, visom partijom rašau. Kad jų komisijų nariai šitaip elgėsi su stebėtojais. Rinkimų kodeksas nėra jūsų išaiškinimo pareiga. Suprantat? Nu, tai, bet jūs išaiškinkite, kaip jūs suprantat. Kaip jūs suprantat susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais? Kaip jūs suprantat? Kaip reikia susipažinti stebėtojai? Būti savo vietoje. Kokiam kampe? Stebėtojo vietoje. Kokiam kampe? Kur tai parašyta? Kad jis turi tam kodeksą. Jums yra išskirta vieta. Ne, žiūrėkit, kur ir jūs galite stebėti patį rinkimų procesą. Kur parašyta, kad stebėtojas turi sėdėti apie gerą orą irgi neparašyta. Ir apie tai, kad jūs čia mane dabar auklėjate. Tai jūs mūsų užkabinote. Aš jūs užkabinau, norėdamas pabrėžti, kad jūs netrikdykite komisijų darbą. O būtent paaiškinkite, kokią... Jeigu jūs trikdysite darbą, galit stovėti. Apie čepsėjimą, parašykit skundą apie čepsėjimą. Kokie veiksmai apie trukdymą? Nu, ką tai reiškia trukdymą? Kokie veiksmai? Aš jums dar kartą kartoju, jūs neorganizuojate komisijų kontrolės. Supratot? Tai čia ne kontrolė? Čia yra kontrolė. Stebėtojas turi teisę susipažinti. Tai kaip jūs įsivaizduojate tą dokumentų susipažinimą? Kas tai per dokumentai? Tiek, kiek jums parodo dokumentus, tada, kai yra įmanoma, kai jūs netrikdote to darbo, jūs negalite ten formų prisintinėti, kad jums pildytų. Kodėl negalite? Negalite, todėl kad tos formos nėra suderintos su VRK. Parašyta raštu, negalite. Yra vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, laikykitės jos. Ten nėra pasakyta. Jeigu jūs norite, kad būtų pildoma tvarka ir jūs sugalvojate, kad sugalvotas formas jūs siuntinėsit pildyti, tai labai apsirinkat, gaištat laiko. Rinkimo kodeksas viršesnis už VRK. Žiūrėkit, negaiškim laiko. Rinkimo kodeksas yra viršesnis. Jūs galite ten, žinot, gazdinti tos žmogeliukus. Prie ko čia gazdinti? Mes nuėjom, paprašėm dokumentų. Ar atitinka rinkimo kodeksui? Jūs negalite formų jokių teikti. Kas jums sakė, kad negalite? Aš sakau. O kas jūs sakė? Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Tai rinkimo... Vaišnys. Tai rinkimo kodeksas viršesnė jūsų rinkimo kodeksas. Tai yra viršesnė jūsų. Ne. Jūs laikykitės įstatymų. Yra pagal rinkimų kodeksą priimta vyriausiosios rinkimų komisijos tvarka. Kaip tai organizuojama. Bet tvarka negali būti aukščiau rinkimų kodekso. Čia konstitucinis tai jūsų formas aukščiau įstatymo. Taip, jūs aukščiau. Jūs aukščiau. Konstitucinis rinkimų kodeksas yra viršesnis. Jūs abi norit būti aukštesnis už rinkimų komisijos darbą. Kad jūs viršesnis už tą įstatymą. Jūs pasakėte, leidžia susipažinti. Neparašyta raštu, žodžiu, fotografuoti. Ir jūs norite formas. Neparašyta. Formas atsiųs, kad jums pildytų. Tai mes atsiuntėm raštu paklausimą. Tai yra paklausimą. Jūs galite teikti, niekas nepildys dalykų, kuriuos jūs bandote čia organizuoti. Jūs nesate rinkimų komisijos narės. Jūs abi esate stebėtojai. Tai mes pagal įstatymą ir paklausime. Tai ir klauskite. Bet negalite siuntinėti naujus sugalvotus savo dokumentus. Kodėl negalite? Negalite, todėl draudimu negalite. VRK. Yra rinkimo kodeksas. Kaip kuratoriai,
turbūt reikėtų pasisakyti dar papildomai šioje situacijoje, žinoma, padėkojant pirmininkiai Eugenijai Benskienei ir taip pat atkreipiant dėmesį, kad kai kuriuose apylinkėse tai tikrai buvo sukurta nemaža įtampa dėl stebėtojų elgsenos. Čia gerai, kad mes jau išnagrinėjome ir aptarėm skundų turinį, bet yra kitokios dar yra problemos. Tai yra problemos, kuomet visoje Lietuvoje, bet taip pat ypatingai tai buvo jautru Vilniuje, apylinkės gavo užpildyti formas, kurios nėra niekaip patvirtintos. Ir tai rodė tam tikrą kai kurių stebėtojų organizacijos bandymą kontroliuoti apylinkių komisijų darbą, tarsi jos turėtų atsiskaityti stebėtojams. Tai suponavo tam tikrus konfliktus netgi ir nelabai gerą atmosferą kai kuriuose apylinkėse, įskaitant turinį laiškų, kurie buvo siunčiami. Todėl aš manyčiau, grįždamas prie tos pastabos apie stebėtojų kultūrą, kad Vyriausiai rinkimų komisijai reikėtų priimti sprendimą dėl to, kad būtų pravartu išnagrinėti stebėtojų elgseną ir veiksmus ir savivaldybių rinkimų komisijų patirtis, dirbant kartu su stebėtojais per įvykusius šių metų rinkimus, ir nuspręsti, ar būtų reikalingas tam tikras sprendimas. Tai Vilniaus atvejis yra tas, kuris rodo, kad būtų gerai, kad mes iš tikrųjų išnagrinėtume visus gautus atvejus susijusius su stebėtojų veiksmais. Ačiū. Ačiū. Tai iš tiesų bus tikslinama prieš Seimo rinkimus stebėtojų registravimo tvarka. Ir minėjau jau vieną, kad tikrai, kad viso buvimo balsavimo patalpoje būtų matyti, kad tai yra stebėtojas, kad jis sėdėtų matomoje vietoje, stebėtojo pažymėjimą ir panašiai. Tai ta tvarka tikrai bus tikslinama. Neatsimenu, ar jau yra atsiųsta derinimą ar ne, bet žinau, kad jau kolegos pradėjo ją tvarkyti, tai atsiųsim ir po to VRK posėdėje matyti iki Liepos pradžios patvirtinsim. Tai ką įmanoma, tikrai bus atsižvelgta į šių rinkimų pamokas.